There's only one way to get him out. Kalėjimo bėgliai – man asmeniškai serialas numeris 1. Netrukus sužinosite begalę slapčių, netikėtų posūkių ir įdomybių. Tad įsitaisykite patogiai, bus labai įdomu. Kalėjimo bėgliai galėjo turėti visai kitokį Michaelą Scofieldą. Wentworthas Milleris buvo pasirinktas vaidmeniui likus vos vienai savaitei iki filmavimo pradžios. Ar galėtumėte įsivaizduoti kitą aktorių atliekantį Michaelo Scofieldo vaidmenį? Kalėjimas buvo tikras. Pirmojo sezono filmavimui buvo naudojamas Joliet Correctional Center kalėjimas Ilinojuje. Jis buvo atidarytas dar 1858 metais ir veikė net 144 metus. 2002 metais kalėjimas buvo uždarytas ir netrukus tapo legendinio serialo filmavimo vieta. Būtent čia buvo nufilmuota didžioji dalis pirmojo sezono scenų. Kamera, kurioje buvo laikomas Lincoln Burrows, anksčiau priklausė garsiam serijiniam žudikui Johnui Wayne'ui Gacy. Pasakojama, kad dalis filmavimo komandos jautėsi nejaukiai ir vengė užeiti šią kamerą dėl jos istorijos, o pats Dominikas Purcellis teigia, kad tai buvo viena geriausių vietų filmuoti jos scenas. Michaelo Scofieldo tatuiruotė realybėje kainuotų apie $20 000 ir jos užbaigimas užtruktų net 4 metus. Be abejo, filmavimo aikštelė viskas daug paprasčiau. Grimo specialistams prireikdavo maždaug 4,5 valandos, kad uždėtų visą legendinę Michaelo Scofieldo tatuiruotę prieš kiekvieną filmavimą. You've seen the blueprints. Better than that. I've got them on me. Sara Tancredi turėjo mirti jau pirmajame kalėjimo bėglių sezone. Iš pradžių serialo kūrėjai planavo, kad Sara mirs dėl narkotikų perdozavimo. Tačiau žiūrovams ši veikėja taip patiko, kad planai buvo pakeisti. Puikus sprendimas. Sinow personažas seriale Kalėjimo bėgliai turėjo pasirodyti tik 2 epizoduose. Iš pradžių kūrėjai neplanavo jam svarbaus vaidmens istorijoje, tačiau kaip visada žiūrovams personažas taip patiko, kad Sinow buvo paverstas nuolatiniu serialo veikėju. Vėlgi puikus sprendimas. Pasibaigus Kalėjimo bėgliams, Michaelas Scofieldas ir Lincolnas Burrowsas vėl dirbo kartu. Aktoriai Wentworthas Milleris ir Dominikas Purcellas susitiko seriale The Flash, kur vaidino nusikaltėlių partnerius Captain Cold ir Heat Wave. Įdomiausia tai, kad The Flash kūrėjai nekartą subtiliai užsiminė apie Kalėjimo bėglius ir paliko gerbėjams smagių nuorodų į legendinį serialą. Fox River kalėjimo viršininką popą vaidinęs aktorius Stacy Keach puikiai žinojo, kaip atrodo gyvenimas už grotų. Dar 1980 metais jis buvo nuteistas už narkotikų laikymą ir 6 mėnesius praleido Didžiosios Britanijos kalėjime. Įdomiausia tai, kad kurdamas popo personažą, jis įkvėpimo sėmėsi iš tikro kalėjimo prižiūrėtojo, kurį sutiko pats būdamas kalinys. Per visą serialą buvo paminėtos net 3 skirtingos Michaelo Scofieldo gimimo datos. Pirmajame serialo epizode Michaelas nurodo, kad gimė 1978 m. rugpjūčio 9 d. Tačiau vėliau Lincolnas teigia, kad Michaelas iš tikrųjų gimė 1976 metais. O 4 sezono pabaigoje ant Michaelo antkapio galima pamatyti dar kitą datą – 1974 m. rugpjūčio 10 d. Na, panašu, kad Kalėjimo bėglių kūrėjai patys nežinojo, kada gimė Michaelas Scofieldas. Kalėjimo bėgliai buvo perkurti Rusijoje. Rusiška serialo versija vadinosi Pabėg. Įdomiausia tai, kad daugelis scenų buvo atkurtos beveik identiškai, o kai kurie dialogai buvo nukopijuoti žodis į žodį. Rusai yra rusai. Traukia juos tas, kas svetima traukia. Serialo Kalėjimo bėgliai galėjo ir nebūti. 2003 metais televizijos kanalas Fox atmetė serialo idėją, nes suabejojo, ar toks projektas galėtų būti sėkmingas ilgą laiką. Tačiau po tokių sėkmingų serialų kaip 24 valandos ir Lost, Fox kanalas persigalvojo ir pradėjo gamybą. Michael, we're here to get you out. Šiam kartui tiek. Jeigu sužinojote ką nors naujo, nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo ir prenumeruoti kanalą. Čia buvo Kino paslaptys. Iki kitų susitikimų.